Namaste, sveikas mano mielasios. Šį kartą jums bus video ir įrašas ypatingai toms, kurios gyvenate toli nuo namų, kurios gyvenate užsienyje. O galbūt bus šis video naudingas ir tiems, kurie turi draugų ar giminaičių, kurie gyvena toli nuo namų. Apie tai galiu kalbėti, nes pati jau 4 metus gyvenu ne Lietuvoje, su vyru gyvename Rusijoje. Ir tikrai galiu patvirtinti pasakymą, kad visur gerai, bet namuose geriausia. Tačiau po 4 metų gyvenimo Rusijoje mano namais tapo būtent ši šalis ir ši vieta. Todėl, kai grįžtu į Lietuvą, jau jaučiuosi tarsi svečias, kad ir kaip ten būtų gera ir kad ir kaip būtų smagu su pačiais artimiausiais. Tačiau mane jau traukia gal į mano namus, į Rusiją. Ir yra sakoma, kad mūsų namai yra ten, kur yra mūsų širdis. Ten, kur mums labai gera, ten, kur yra mūsų mylimi ir brangiausi žmonės. Ir namai gali būti visas pasaulis. Tačiau šiandien norėčiau su jumis pakalbėti ir pasidalinti savo patirtimi, ką aš jaučiau, ką aš išgyvenau, kokiamis nuotaikomis gyvenau, išvykus iš namų į svečią šalį, nemokėdama kalbos, neturėdama draugų. Ir pasidalinsiu patarimais, kuriuos pati praėjau, kaip lengviau adaptuotis ir svečioje šalyje pasijusti kaip namuose. Taigi, jeigu pakalbėti apie šiek tiek prisiminti priešistorę, tai kai man buvo 13 metų, aš pradėjau dirbti modeliu ir pirmą kartą išvažiavau į Tokijų ir Tokijus, milijoninis Tokijus, Japonija, tapo mano namais 2 mėnesiams. Nuo to prasidėjo mano kelionės po pasaulį, kas 2 mėnesius išvažiuodavau pagal kontraktą ir taip praktiškai apkeliavau visą pasaulį ir mano namais yra buvę ir New Yorkas, ir Milanas, ir Vokietija, ir Šveicarija, ir Taivanis, ir daugelis šalių. Tačiau visą laiką mane palaikydavo ta mintis, kad aš ten važiuoju labai trumpam, tik 2 mėnesiam darbui ir aš tuoj grįšiu į namus. Tačiau, kai susipažinau su savo vyru, kuris yra iš Rusijos ir kai supratau, kad mūsų santykiai yra rimti ir mes norime kurti ateitį kartu, šis išvažiavimas, nors jau buvau pilnai subrendusi, moteris, nebe paauglė, šis išvažiavimas man buvo pats sudėtingiausias iš namų, nes aš žinojau, kad aš išvažiuoju savo namus kurti svečioje šalyje. Toje šalyje, apie kurią žinojau labai mažai, apie kurią žinojau daugiausiai tik iš spaudos, iš įvairios propagandos, kad rusai yra tokie ir tokie ir kad Rusijoje nėra prekių lentynas ir taip toliau. Bet aš buvau prieš 4 metus su drebančia širdimi vis dėlto pasiruošus šiam naujam gyvenimo etapui. Ir tas išvažiavimas buvo nelengvas. Aš absoliučiai nemokėjau rusų kalbos, dabar aš jau įvaldžiau rusų kalbą ir galiu praktiškai laisvai susikalbėti rusų kalbą. Ir išvažiavau į tą šalį ten, kur turėjau vienintelį Ivaną, dar nepažinojau jo šeimos, nekalbėjau rusiškai, jie nekalbėjo angliškai, didžioji dalis Ivano šeimos. Neturėjau jokių draugių, nepažinojau miesto ir, kaip prisimenu dabar, net sudreba širdis, nes iš tiesų pradžia buvo sunki. Ir kreipiuosi į jūs visas, tos, kurios taip pat išvažiuoja į svečias šalis, kurti savo laimės, savo naujo gyvenimo ir savo naujų namų. Taigi labai trumpai noriu su jumis pasidalinti, kas man padėjo adaptuotis ir kas man padėjo išgyventi pirmus gan sunkius metus. To kažkaip viskas pasidarė daug lengviau ir daug šviesiau ir dabar aš galiu pasakyti, kad tai yra mano namai, man čia labai gera, aš čia turiu labai daug mylimų širdžių, labai daug draugių, labai daug nuostabios moteriškos kompanijos, čia auginu savo sūnelį Aleksandrą ir jaučiuosi absoliučiai laiminga. Ir be abejo visą laiką labai laukiu savo kelionių į Lietuvą, tačiau visą laiką be galo laukiu sugrįžti į Rusiją, į namus.
Kai pradėjau gyventi Rusijoje, dar kartą paminėsiu, aš nemokėjau nei rusų kalbos, nei žinojau šio didelio miesto, į kurį atsikraušiau gyventi. Turėjau tik tai vienintelį Ivaną, savo vyrą, kuris išeidavo anksti ryte į darbą ir grįždavo vėlai vakare, kadangi turi svarbias pareigas ir negalėjo su manimi leisti dienų nuo ryto iki vakaro. Todėl pirmas dalykas, kas padėjo mano adaptacijai, tai buvo paskaitos, seminarai ir labai geros knygos. Nesijaučiau vieniša ir nesijaučiau taip nejaukiai naujose namuose, tada, kada įjungdavau rytais Ivanui išėjus į darbą kokią nors dvasinę, motyvuojančią ar tiesiog nuotaiką pakeliančią paskaitą. Tai man labai patiko ir padėjo tokie lektoriai kaip Ananta Radas, Jay Shetty, Tony Robbins, Asta Ivaškevičiūtė ir visi kiti. Tai jeigu jūs esate užsienį, jeigu jūsų draugė sesė išvažiavo į užsienį, labai tikiuosi, kad pasidalinsite su jais šiuo video ir mano patarimai kažkiek jums pagelbės. Tad klausimas tų paskaitų ir lektorių mane įkvėpdavo, mane palaikydavo, galima rinktis tokias temas kaip apie asmeninį tobulėjimą, apie emocijas, kad labiau pažinti save ir labiau suprasti tas savo emocijas, iš kur jos kyla. Dar Olego Tarsonovo klausiau, visiškai nesupratau rusų kalbos, bet įsijungdavau rusiškai paskaitas ir po to kažkaip su laiku pradėjau netgi suprasti, ką jisai kalba. Tai irgi buvo tokia įdomi patirtis. Antras dalykas, kas man labai padėjo, tai vienokia ar kitokia dvasinė praktika. Ar tai būtų meditacija, ar tai būtų malda, ar tai būtų gilus sąmoningas kvėpavimas, ar tai būtų kažkokia guided meditation, kurią galima užsileisti per YouTube kanalą. Tai iš tiesų ta meditacija nuramindavo mano protą, kadangi protas, aišku, buvo neramus, protas beprotiškai ilgėjosi mamos, tėčio, brolio, likusių draugių, šeimos narių, močiutės, krikštamamos ir taip toliau. Todėl man labai padėdavo susitelkimas į save, į savo kvėpavimą, minčių nuraminimas, ramios meditatyvinės muzikos klausimas. Tai čia antras. Trečias, tai ką iš karto beveik pradėjau daryti, tai dar nepažinodama miesto, man Ivanas palikdavo savo mašiną, aš važiuodavau į krantinę, buvo pavasaris, kada persikrausčiau gyventi į Rusiją ir aš visiškai nemėgstu bėgimo, bet aš supratau, kad aš būtinai turiu judėti, kad aš jokių būdų negaliu užsisėdėti namuose, jeigu aš labai ilgiuosi namų ir man liūdna. Aš kiekvieną rytą Ivaną išleisdavau į darbą, sutvarkydavau namus, išplaudavau indus, apsivilkdavau savo sportinę aprangą ir važiuodavau į pakrantę ir bėgdavau tiek, kaip man bėgdavosi. Vėlgi užsileisdavau kokią nors motyvacinę paskaitą arba savo mylimą muziką ir bėgdavau, sportuodavau. Po to sugalvojau, kad noriu lankyti jogą ir nors tam jogos klube niekas nekalbėjo irgi angliškai, aš vis tiek 3, man atrodo, pirmus mėnesius lankiau jogos užsiėmimus ir taip irgi jausdavausi geriau, kūnas prisipildydavo endorfinų, laimės hormonų ir nebūdavo taip liūdna. Ketvirtas dalykas, jeigu esate svečioje šalyje, kur mažai žmonių kalba anglų kalba, labai patariu įsirašyti kokią nors mokyklą ir mokytis tos kalbos. Tai aš įsirašiau į rusų kalbos kursus ir turėjau 20 pamokų. Tai irgi nesijausdavau tokia vieniša ar tokia nieko nesuprantanti, kas vyksta aplinkui. Tos pamokos, nors ir manęs jos neišmokė rusų kalbos, aš ją išmokau kažkaip tai absoliučiai natūraliai, po to susipažinusi su Ivano draugais, Ivano šeima. Tai bet vis tiek tos 20 pamokų mane tarsi pakylėjo ir suteikė man viltį, kad aš vis dėlto išmoksiu tą sunkią rusų kalbą, kurios aš visiškai nemokėjau ir kad gyvenimas taps lengvesnis. Ir iš tiesų, kai po metų jau pradėjau įvaldyti rusų kalbą, pasidarė Rusijoje gyventi daug mieliau ir daug geriau. Ir penktas paskutinis dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra socializacija. Pradėjau socializuotis, pradėjau Ivaną klausinėti, galbūt jo draugai, jo artimi draugai turi žmoną, su kuriom galėčiau susipažinti. Pradėjau lankyti būrelius, pilvo šokius, vėlgi jogą. Pradėjau eiti į vietinę šventyklą, į vedinę šventyklą. Ir tai pradėjo
plėstis mano pažįstamų ratas, taip atsirado moterų, kurios pasirodo kalbėjo anglų kalba, taip atsirado nuostabios mano draugės, su kuriamis dabar draugauju, tai mano vyro draugų žmonas. Ir nesėdėti namuose tai buvo geriausias sprendimas. Todėl šie 5 punktai yra labai svarbus, kad svečioje šalyje jūs pasijustumėte geriau. Neužsisėdėkite namuose, neliūdėkite, išnaudokite kiekvieną galimybę ir kiekvieną šansą toje šalyje pasijusti geriau. Tai va, mielosios, labai tikiuosi, kad mano šis trumpas video buvo bent kiek informatyvus ir jūs galbūt pakylėjo, įkvėpė ir būkite visur ir visada laimingos. Aš žinau, kaip gerai yra būti namuose, savo aplinkoje, savo šalyje, kur tu užaugai, kiek daug yra gražių akimirkų ir prisiminimų, tačiau gyvenimas visą laiką eina į priekį ir mūsų namai bus ten, kur bus laiminga mūsų širdis. O mūsų širdis laiminga gali būti absoliučiai bet kur, kad ir pačiame atokiausiame pasaulio kampelyje. Nes tikrasis džiaugsmas ir tikroji vidinė ramybė, ji nėra susijusi su kažkokiais materialiais dalykais ar su aplinka. Mūsų tas džiaugsmas, vidinė ramybė ir meilė, tai pirmiausia gyvena mumise ir mūsų širdyse. Todėl iš visos širdies linkiu jums būti laimingoms, neliūdėti, per daug nepasilgti namų, jaustis jaukiai ir saugiai ten, kur jūs dabar esate ir būkite labai laimingos. Iki kitų kartų. Namaste.